Šiandien judom į renginuką, kiek kitokį negu visada, važiavimą pagal kelio knygą. Tai jo, visai kitoks negu navigavimas pagal GPX, tai bus apie 100 km Kazlų Rūdos miškuose. Tai išsipyliau kuro, sumuštiniu į kuprinę, arbatos ir lieksim. Biškai jau vėluoju, tai reikia paskubėti. Startas pačiame vidury miško ir dar reiks tik jo važiuoti, bet laukia smagus keliukas. Ar turim dar ypatingą progą? 7 štuko ant spidako šiandien, tai kem štukų nuvažiavau nuo pirkimo, kaip ir ko buvo 3. Aišku, čia nuo galinį ratą skaičiuoja, rodo daugiau negu iš tikrųjų, bet kita vertus, jeigu ratas sukasi, tai mocis gal ir važiuoja, galim traktuoti, kad nuvažiavo. Bet GPS kilometrų bus mažiau. Gerai, varom, judam. Du motocyklius. O tu šiaip važiavęs? Ne. Kad čia taip rimtai pasidaręs? Ne, aš navigaciją tai jau senai turiu, 2 metai. Nes testavom ir užtrukom apie 3 valandas, tai maršrutas bus ilgas. Įdomi dalis, kai tu atvažiuoji kažkur ir turėtum tipo kažkur sukti, bet tai nėra kur sukti. Ir tada pradedi savęs klausinėti, o kaip. Nu ir va, tada prasideda įdomumai. Tai aš norėčiau, kad jūs visi tą patirtumėte. Turim kelio knygą, turim appsą. Reikia pasidaryti biškį kitą poziciją. Hop. Taip, čia pasidariau, kad tripą nuresetint. Čia reikia šitą nuresetint. Ir varysim. Esmė, kad išdalino skirtingas versijas, sakė. Kelių knygų, tai gali vietom išsiskirti, tai sekti nėra protinga. Reikia žiūrėti į knygą vis tiek. Jo, tai dar yra toks pat kolega, irgi tai tokia pat kiaulė, va ten oranžinė. Tu nusiresetink ir tu gali jau lėkti pagal laiką. Gerai, viskas nuresetint. Sėkmytės. Legiam.
pirmas pasimetimas, nes man atrodo, aš nemačiau šito. 164. O, parvaro kažkas. Nu, praleidžiam. Dabar susigaudžiu, esam čia. Prama šitas, tai nelabai. Dukiam turi būti. Taip, šitą nuresetinu. Tai va, tai esam čia. Atitinka, man atrodo, važiuojam tenais ir tada už 300 metrų kažkur suksim. Nežinau, ką reiškia žalia. Kai sausa, čia būna žiauriai smagiai. O, netgi kopos nupieštas. Nedrįstat? Nup, nes čia vandens. Šiaip tai per kairę yra. Pa, netgi pažymėta, man atrodo. Tie koliukai, tie kur matas išlindę, net tai daugiau ir nėra jo. Tam ant tą smėlę ten pagulėjau. A, ne? Kol atsikėliau, tai kojas dreba. Neplota, kol atkėliau. Dabar... Keinas. Nuvaro. Aš tai manau čia varys. Na,
batai bus šlapi jau. Normaliai. Pažiūrėsim, kaip kiti varo. Ai, biškai kitai barys. Ten visai easy. Čia smagiau. Nemelavo. Rudenėlis. Zadas gražu. Palauk, tiesiai. Jo, tai... Man atrodo čia. Čia. Mašiniukas. Tokie vaikės. Reikia stoti kažkur apsirengti, nes jau vis pradeda. Žodžiu, pradėjo ir lyti ir nugribavau, man atrodo, už Agurkiškių, kažkur net čia nusipau. Tai apsirengiu ir bandysiu grįžti atgal ir, man atrodo, per anksti pasukau kairę. Šiaip tai visai gerai, sekas įsivažiavo. Pati pradžia tokia chaotiška, kol tam supranti, kur ką spaust. Kaip pirmą kartą, o po to kažkaip visai pagauni tą ritmą.
Bet greit važiuoti, aišku, būtų sudėtinga ir žiūrėti, nes, nu, šiaip pavojinga, net į tą telefoną sužiūri. Telefonai, skaičiukus. Tai scrollinti ir važiuoti, ne pats geriausias dalykas. Tai žodžiu, greitis toks kruizinis. Ką, legendinė Lietuvos apranga. O, dabar jau viskas galima ryti. Gali lyti. Varom atgal. Pasigavau, bet reikia šitą pagrindinį tripą nusistatyti, nes jisai jau nebetinka man. Tai yra kem 6, kem 3. Kaip čia padaryti? Ok. Nu, smagu. Kažkaip net patinka tas ratus. Toks nedidelis. Nu ką, maždaug pusiaukelė. Šiaip tai buvo pagrybauta. Už agurkiškių čia labai daug ir grybavau. Kažkaip vietom nesuėjo, man atstumai. Grįžau atgal, važiavau vėl. Finale vis tiek, nuvažiavau ten, kur pirmų kartų važiavau. Bet man toks jausmas, kad ten atstumai biškį nepataikyti, bet gal klysta. Žodžiu. Arbatas laikas. Už vietas prizų nėra, tai nėra čia ko draskytis. Ramiai. Iš tikrųjų visai patogiai tas telefonas navigavimai. Su tais mygtukais aišku būt geriau, bet svarbiausia čia nuresetint. Nu ir po to nepamiršt pasukt. Laipsnis net nežiūriu, nu kelis kartus užmečiau akį. Iš esmės žiūriu. Iš esmės šitą žiūriu iki sekančio waypointo. Nu įdomi, šiaip įdomi, visai kitaip negu pagal Pixą. Turi labai skenuoti aplinką. Žiūrėti, kas jo kokie objektai. Pavyzdžiui, čia jeigu nuvarysi amen iš karto. Judam toliau. 5 km, tai čia beveik darys. Daugiau netgi biškiau. Nelabai ir nori skubėti. Danger bus 3 lygio. Žalia, kur tai yra. Wow, žiauriai gražu. Rastukas.
nuo ten. Šimtas 6 kilometrai galas. Ok, daugiau.